Ir pradžia yra tokia, kad aš įdėjau skelbimą, kad parduodu dalimis. Variklio jau nėra. Jis parduotas. Lupsiu šiandien saloną, laidus. Viskas, tęsim. Tai kadangi jau ardau mašiną ir galvoju, reikia pasidalinti informaciją ir parodyti, kaip pinigai renkasi, kaip užsidirba ir kiek galima uždirbti. Nieko čia labai neužsidirba, čia centai, bet kadangi dabar pardavimai automobilių yra pristoję, kaip dauguma turbūt jau žinot, tai belieka imti kažkokius tai anglus Ir juos ardyti. Tai mano atveju nusipirkau už 4000 eurų Audi A6 C7 3 litrų quattro 180 kW. Tai vat, šiuo metu gan paklausus populiarus modeliukas, kurį perka žmonės. Ir kaip ir visi naujesni automobiliai, jie labai genda, byra. Todėl priimtas sprendimas tokį paardyti. Turbūt nebus jau paslaptis, aš esu vieną tokį ardęs. Todėl daugmaž kainas įsivaizduoju, kiek galima surinkti ir kiek iš praeito surinkau. Tai parodysiu dabar pagal faktą, kiek renkasi pinigų. Nuo 4000 startuojam. Ir pradžia yra tokia, kad aš įdėjau skelbimą, kad parduodu dalimis ir neardžiau jo iki tol, kol neradau kliento, kas pirks variklį arba pavarų dėžę. Todėl, kad čia vienas brangesnių detalių ir kol automobilis neišardytas, dar galima pravažiuoti ir pasitestuoti, kaip veikia šitas dalis. Todėl atvažiavo žmonės, pažiūrėjo, kaip veikia variklis, patikrino ir variklis pilnas jau rezervuotas už 2500. Tai vat, 2500 jau galėsim pliusuoti, kai tik tai jį atvažiuos paimti ir kai tik jį išimsiu. O dabar kaip tik važiuoju pas draugą į garažą, ant keltuvo, kur pakelsim, porą dienelių turbūt ir išardysim. Važiuojam ardyti. Automobilis jau garaže. Pasiruošęs būti išardytas. Antra diena prie Audi garaže. Kas padaryta? Visiškai niekas neišardyta. Vakar atsirado reikalų, turėjau išvažiuoti. Nu, bet šiandien startuojam ir pažiūrim, kiek pavyks padaryti per vieną dieną. Tai va, pusvalanduką kažkur pasikrapščiau. Dugnas jau švaresnis, apsaugos nuimtos, duslintuvas nuimtas, toliau ten su varikliu užsiims. Kardaną vieną pusę atsukau, pakabinamus atsuksiu, išsitrauks. Kiek pamenu, čia atsikabina šitas ir išsitraukia kardanas. Nusims, tada ir apsaugos likusios nusims. Vieną tik prispaudžiau durnai su keltuvu, tai Nusiardžiau slenkščius, kaip matėt. slenkščiai nuimti, todėl kad buvau nuleidęs ir čia reikėjo nuimti viską, kas trūkdė. Tai ir tą apsaugą likusią nuėmė. Dabar atėjo laikas nuimti ratus, posparnius ir po truputį ardyti važiuoklę arba variklio pusę ardyti. Svarbu visą apačią nuardyti. Variklį reiks per apačią nuleisti pavarų dėžę. Tai vat pradedu kol kas nuo ratų, posparnių turbūt nuo tokių dalykėlių. Dabar turbūt būtų puikus laikas išsileisti tepaliukus iš variklio prieš leidžiant variklį žemyn, kad nepamiršti tokio dalykėlio. Tik to, kas to nemokė, bet sugalvojau pats. Maišelis nuo pirštinio, galvutė, Atsukti į lašą. Ką, vairo kolonėlę nuėmiau, ji buvo čia. Laikėsi dviem varžtais. Vieną antrą atsukau, fiškės atjungtos, jie atrodo štai taip. Europinės kaina apie 600 eurų mačiau pardavinėje, bet man kol kas nesiseka ir už 3PM parduoti europinės. Tai jei kažkam reikėtų anglo ar Europos, kiek žinau, pagrindinė problema pas jos elektroninė dalis, kuri ir nuo anglo užsideda. Tai girdėjau informaciją, kad kažkas supirkinėja jas po 200 eurų, bet tokia tai ir informacija, kai nežinau kontakto, kam ją parduoti galim būti. Bet gal surasiu, pažiūrėsim eigoj, kaip seksis. Priekinė važiuoklė gal reikia pasiardyti, tepalai jau išleisti, stabdžių skystis išleistas, liko antifrizės ir gal pavarų dėžės, bet gal pavarų dėžės nereikia leisti. Prisižaidžiu truputį pusę, šią atsukinėjau, šitą pusę atsisuko gražiai, o toj pusėje prasukau 3 varžtelius. Tai dabar prasiardysiu turbūt šitą kelmą, amortiką galima išsimti ir reiks užsikalt kažką ant tų varžtų, kad jos išsisukti. Tai va, su apačia po truputį baiginėju, kad galima būtų pagaliau nuleisti ir ta linksmoji dalis priekis, variklio nuleidimas, salonas, čia ne viskas eis greitai ir lengvai. Va čia yra pati purviniausia ir neįdomiausia dalis. Ta galinė važiuoklė irgi dar svarstau, kaip daryti. Ar ją atsukinėti viską iš karto čia, ar nuleisti tiesiog.
kiek čia 4 taškai, atsukti 4 taškus, visą balkį pilnai nuleisti ir jį nusivežti pasidėti. Bet manau, jeigu kam ir prireiks kokios detalės, tai prireiks atskiros kažkurios, tai geriausia būtų iš karto išsiardyti turbūt ir viską susidėti. Dar nuspręsiu, ką daryti su galu, kol kas ardau toliau. Tai dabar planas toksai yra. Išleistas antifrizas iš radiatorių, o dabar iš aušintuvo reiktų išsileisti, nes čia yra pavarų dėžės aušintuvas, kuris aušinasi antifrizu. Tai čia kažkiek dar būtų, nes leisim tiesą būtinai atsukti apatinius varžtus pavarų dėžės, todėl kad šitą variklį kartu su pavarų dėžė leisim ant šito stalo. Kai nuleisim, ant stalo gulės, nepatogu bus atsukti varžtus, tai dabar viskas svarbiausia apačias tvarkyti. Aušintuvą iš šoną numesti, tuos varščiukus pavarų dėžės apatinius atsukti. Ir vėliau jau easy game bus ant staliuko, čia pasidėjus viską nusisukinėti. Iš karto atvažiuos variklį nuperka, dėžę metam kažkur į šoną. Va taip, jau tuščiau, liko tas pusašis sužaisti. Pusašiukas. Tada įmam bamperį, pardom viršų, laidus atjungiam ir galim leisti variklį, tuo viską parodysim. Nu va, atėjo tą akimirką, kai jau ardysim priekį iš tos mažulės. Jau sutemo, bet jau ir variklio iškelimas atėjo pagaliau. Tai per vieną dieną, sakyčiau, neblogai padirbėta. Viskas praardyta, variklio iškelimas, dabar reikia kampą išsirinkti. Vat variklis išimtas, įdomus faktas, kad dėžė čia vos ne 1,5 metro iki čia kažkur eina, o variklis toks mažas. Bet sausas, neapstepalavęs, grandinės, kaip sakė, keistos, taip turėtų ir būti, nes ir tarpinės čia matos keistos, nes šiai būna jie apstepalavę. Ypač stokia rida jau čia 310 000 atrodo. Tai va, rytoj darbas, apatinis pavarų dėžės varžtus atsakiau, dabar rytoj darbas atsisukti virštinius varžtus, išmetimus katalizatorius, nuo balkio pagalvės atsisukti. Ir viskas, nukelt pilną cielą variklį perka, už 2500 atvažiuoja paimti. Ir viskas, šiandien tiek. Tai ką, antra diena prie audelės ardymo. Šiandien darbas. Atskirti šitą pavarų dėžę nuo variklio, jau pasirašau keltuvą, atkelsiu, apardau nuojamų katalizatorių su DPF-o ir turbūt nuo balkio atskirinėsiu. Bandau nuardyti, nes turėtų atvažiuoti jau variklį pirkti. Tiesa, jeigu apie pinigus, tai galima pliusuoti 350 eurų. Už 300 eurų pardaviau, nepafilmavau dėję, bet pardaviau televizorių pilną radiatorį, televizorius kartu 300 euriukų, 30 eurų EGR-as ir 20 eurų. Ką aš čia dar už 20 eurų pardaviau? Neatsimenu, kažkokia smulkmena dar už 20 eurų. Žodžiu, 305 eurų pirmų jau yra surinkta iš 4000. Gerai, ardam toliau. Viskas atskirtas pavarų dėžė, variklis, guli ten kampe, paruoštas pardavimui. Sekantis etapas - salono ardymas. Durų kortas su salonu perka už 105 eurų. Rezervavo, tai kol neparduodu, tol nepliusuojam, bet rytoj poryt turėtų atvažiuoti nupirkti. Dar vieną kaulą perka už 20 eurų važiuoklės. Tai vardam važiuoklę. Salonas išardytas, paruoštas parduoti. Durų kortos, salonas visas paruošta. Dabar galima pažaisti dar kažką pavalyti iš salono. Kol neturi daugiau užsakymų apart variklio salono, tai
viskas paruošta, dabar pažaisiu šiaip. Šiandien labiau poilsiauju, mažiau dirbu, tai buvau išvažiavęs vėl. Aišku, nuardžiau tą centrinę konsolę. Dabar planas nusimet, galbūt galinė važiuoklė būtų. Porą varžtelių iš toje pusėje, porą varžtelių toje, amortizatorius atsileidžia, pakrenta ir lieka 4 tvirtinimo varžtai. Ir visa važiuoklė krenta. Dar spiruoklės turbūt prieš tai išsiimsiu. Ta katalizatorių paklausiau, kiek jis kubkė duoda. Tai sako, katalizatorius kartu su DPF, jeigu viskas yra, aš dar nepatikrinau, bet jisai pilnas, matos, viskas bus. 290 €, tai jau nebloga kaina siūlo. O gal dar įmesiu, gal kažkas už kokius 3 PM nupirks. Jeigu kažkam reikia, gal dar bus. Tai va, dabar toks šiukšlynas čia. Reiks viską vežti. Salonas, bumperiai, zapaskės, žibintai, paspirtukas, pavarų dėžė, ten ratai. Priekis išardytas, posparniai važiuoklė, ir toliau liks kėbulas pasiardyti. Dar ABS bloką nusiimti, laidus nuimsiu. Dabar jau toksai tingėjimo ardymas, kur nežinau. Yra čia dar daug, dabar viskas greitai, ten tokie kaip bumperiai, durys, žibintai, šis greitai nusijama, bet man dabar svarbiausia tas, kas apačioje visą apačią padaryti švarę, tada liktų, kad visi kur blogesni prieimai, va tokie varnai atsukti ir taip toliau. Visa, kas nepatogiausia ir daugiausia laiko užima, dabar svarbiausia tą padaryti. Tai ir dirba. Galinis tiltas nuimtas ir ant vieno taško, ant plaukelio kabo. Tikiuosi nenukris, kol atvažiuos man pagalba kažkokią padėti, nukelt. Buvau išvažiavęs, grįžau, tai mažai ką paardžiau, bet jau bendras vaizdas, kad bardakas čia belenko. Jau laikas būtų išsivežinėti dalis. Ta centrinė konsolė, kai išardžiau, rodžiau gal, pradžiau panelę truputį, nuėmiau vairiuką. Dar už vairiuką gal tikiuosi gauti kokį 100 PM euriukų. Gal žibintus reikia 100, duris, sparnus, jau atėjo laikas turbūt ir jums. Rytoj liks saloną, dar turbūt tos kilimus, panelį ir laidyną ištraukti. Ir viskas daug maž plikas kėblas lieka. Gal vienintelis, kas šituos nežinau, ardysiu lubas ar ne, reikia man to ar ne. Nes šiaip galvoju metalą priduoti, bet galima būtų pažiūrėti koks. Svoris galbūt sužinosim šito automobiliuko liks tuščia ir kiek už jį galima gauti pinigų. O gal ir laidyną priduosi, kiek ir už laidus galima gauti pinigų. Vėl po savaitgalio grįžtame į garažiuką ir situaciją turim tokią. Audelė taip pat aprinkta, bet garažas jau truputį aptvarkytas. Tai ko nėra? Variklio jau nėra. Jis parduotas už 2,5 tūkstančio. Savaitgalį pardaviau variklį, apsitvarkėm šiukšlės, daug ką išsivežėm, ne šiukšlės ir parduodamus dalykus išsivežėm. Liko ratukai, matau, pavarų dėžė dar laukia savo eilės ir klientą. Saloną kaip ir planavo pirkti už 100 PM €, bet per savaitgalį žadėjo atvažiuoti, dar vis neatvažiavo. Dabar žada pirmadienį, antradienį, tikiuosi nupirks. Tai va surinkta kol kas tiek, o ką liko padaryti? Lupsiu šiandien saloną, laidus ir panelę išdraskau. Gal dar bagažinės liftą kažką nusiimti reiktų. Ir viskas, ir šiandien planas išvežti. Tai yra, jeigu neklystu, 3 ardymo diena tokia normali. Ne tai, kad tvarkymosi garažą ar dar kažko, būtent ardymo mašina. 3 diena ir turi būti šiandien užbaigti išardytą audinę. Ir netgi jinai turi būti išvežta. Ir atvarysim ant šitą keltuvą, kitą mašiną, yra kitas projektėlis, ką reikia remontuoti toliau. Tai kol kas tiek. Dardom. Filmuosim, parodysim, kaip išvažiuoja kėbulas ir ką su juo toliau darysim, nuspręsim. Štai ir viskas. Audi istorijos pabaiga. Stiklas su kėbulu turbūt vešiu neišiminėsiu. Čia ištuštinau, panelė kaip ir nereikalinga, tai lieka. Pečiuko irgi nuo praeito karto nieko nepardaviau, tai kam tai reikia turbūt. Plastikų liko tokia krūva. Elektronikos. Va tiek atsidėjau. Kapotą nusimsiu nuvežęs turbūt, nes taip patogiau bus nusivežti. Čia viskas tuščia, dugnas tuščias. Viską nusisukau, ko reikia turbūt. Ir bagažinę dar taip pat nusivežęs nusisuksiu. Laidų gavosi štai tiek, pažiūrėsim, kiek čia pinigėlio gaunasi. Ir viskas, reikia derinti išvežimą. Dabar kraunasi plastikų savo ir derinsiu išvežimą. Viskas, tralas įvarytas, audelė pakelta, tuo dėsim ant lentų, pritvirtinsim su trosais kažkokiais ir išvažiuoja audelė. Praėjo keli mėnesiukai nuo tada, kai Audi ardžiau. Būklė jos dabar tokia, kėbulas dar vis yra. Bet dauguma detalių jau parduota. Tai ne dauguma, gal daug iš tiesų dar liko. Liko visos durys,
galas, o netgi, bamperis irgi yra, bagažinė yra, žodžiu, daug detalių dar yra. Bet esmė, kad surinkta kol kas 4,5 tūkstančio, bet yra pavarų dėžė dar, kuri brangiai. Žodžiu, daug detalių yra. Tai kažkur surinkta 4,5 tūkstančio. Pamiršau filmuoti pabaigą, tai bandau dabar kažką tai išspaust, bet esmė, kad šitą video uždarom taip. Surinkta kiek surinkta, parodžiau kiek galėjau, kiek sugebėjau. Ir jeigu kažkiek bent patiko šitas video, tai paspauskit like, pasubscribinkit kanalą, nes bent jau šiai dienai, pradėjom vasarą, baigėm žiemą, bet šiai dienai jau beveik 8000 subscriberių, trūksta keliasdešimt. Tai jeigu dar nebus, tai pasubscribinkit, kad pasiektumėm 8000. Manau jau bus, kai išeis šitas video, bet vis tiek pasubscribinam. Ačiū.